Sveiki malonūs kanalo žiūrovai. Šiandien jūsų prašymų kalbinam Rimą Ramoną ir pakalbėsim temą, su kuo pažįsta apie Gary Loomis kompaniją ir jos kotus. Iš tikrųjų, tokia tema, nežinau, Rimas kiek metų, bet aš irgi turbūt metų 15 gal pirmąsyk paėmiau rankas ir guli pas mane arsenale jų nemažai. O tema tokia turbūt irgi, man įdomu pakreiptą pokalbį. Žvejų pasaulyje, žvejybos industrijoje iš tikrųjų labai daug yra pokyčių, išeina kažkokios naujienos, nauji kotai, seni, kažkur nueina, atsiranda naujų ir visur revoliucijos vyksta, visur evoliucijos stebuklai ir tie stebuklai atsiranda ir jie kažkaip tai tyliai numiršta paskui. Dingsta. O Loomis visada buvo toks lygis tam tikras ir prieš 20 metų, kai išgirdau jau taip kažkaip Loomis ir dabar yra Loomisistai tokie, kurie pabandė Loomių gaudyti ir kažkaip retas, kuris nuo to nueina. Tai apie tai gal pakalbėsim. Tai toks turbūt pirmas būtų klausimas, kaip tavo Rima istorija, kada tu pirmąsyk Loomį rankas palaikėjai ir jau labiau pradėjai gaudyti? Nu, dabar jau neatsiminsiu, aš pirmą Loomisą pirkau Klaipėdoj, palei skelbimą, man atrodo, vežė toks bičiulis Aleksandras, veždavo kotus ir kažkiek ten po kelis, kaip tais laikais, aišku, jų kainos buvo rinkoje, palei tai, kas buvo Lietuvoje, palei visus tos kiniškus kotus, ką tai, dabar aš nepasakysiu, tai buvo, seni laikai, bet, jie buvo keliais šimtai, sakysim, čia galima būdavo nupirkti už 104-5 kartus brangesnį, ką mes matydom Lietuvos parduotuvėse. Čia seni laikai, tai, sakysim, norėjau koto, buvo apie juos skaitęs, nebeatsimenu kažkur tai užsienio spaudoj, čia seni laikai ir labai man rūpėjo tas kotas, bet ir kai paėmiau pirmą kotą, aišku, aš tuo metu, berods džaldų, jau pigiausios anglies standartinės, pirkau tą kotą, nusipirkau, ir ką prieš tai buvau turėjęs, jau buvau turėjęs ten tokių kaip Shakespeare, eidavo Dam, ten, kas Lietuvoje būdavo parduodama. Iškart pajutau, kad kotas yra visai kitoks. Šitą, nežiūrint, kad jisai, sakysim, biudžetą pavalgė apie šeimos. Ir šitą, bet labai jo džiaugiausi tiesiog. Aišku, jis ten nebuvo universalus, kaip dabar atsimenu, ten stilchedinės klasės, bet tada ir to nebuvo ištobulėjus tą techniką ir aš pats nežinau, čia Lietuvoje mes čia buvom atsilikę nuo visų tų reikalų, vieną kotą turėdom ir su juo viską gaudydom ten ir guminuką, ir mepsą kažkokį mėtydom ir džiaugiamės tą turėdami. Tai pamačiau, kad kotas kitoks, kad jisai ir žuvį laiko visai kitaip ir ką, paliko man įspūdį. Ir be abejo, pradėjau sklaidyti katalogus, kaip sakant, apetitas atsiranda bevalgant ir norėjau dar kažko tai vietoj nestovi. Tai pirmi tokie šito, ko taip paskui atsimenu, kažkiek aš jų buvau atsivežęs iš Varšuvos berods, bet čia vienetai, sakysim, čia buvo ėjo apie Lietuvą. Tai pirmi tokie ir įspūdžiai, kad pamačiau, kad kažkoks kotas geresnis, kas buvo galima nupirkti rinkoje, nežiūrint, kad, aišku, ir brangesnis. Kas Rimai, tave asmeniškai kabina? Kur manai, kur ta Loomio tokia sėkmės formulė, vis tiek, o tam kai kurie modeliai, aš nežinau, turbūt 30 metų eina, gal 25 ir ją, nelabai kažką geriau matai, tiesą pasakius. Visų evoliucijų, žinai, nepaistant. Kaip galiu pasakyti? Kur idėja, kur yra tas cinkelis tų kotų iš tikrųjų, nes jauti jį paėmęs, bet kaip jį vardint? Sunku pasakyti, kotai iš tikrųjų yra daromi tokie labai profesionaliam lygiai, yra naudojamos naujausios visokios technologijos anglies. Jie nesivaiko, sakysim, tokio pigaus blizgesio, ką daro ten rytų gamintojai, kad tokie marketinginiai ten pripiešia, prirašo, ten visokių, bet ką tas reiškia, nieko. Jie tokius daro klasikinius kotus, bet jie darbo įrankius, bet jie yra antiek tokie, kaip pasakyti, grina kraujai, kaip pasakyti, įrankiai. Jie turi savo vertę visą laiką. Čia kaip gerą konjaką, kokį ten daug metų atsidarai, jis pas tave gali gulėti. Ir jisai visą laiką jį parsiduos, jeigu jis norės kitą įsigyti. Pati, daug ten galima šnekėti, nežinau, čia aišku apie kiekvieną kotą, kiekvienas pardavėjas tau šnekės parduotuvėje, kad imk tą, čia gerai, čia pats turbūt su tuo susiduri, žinai, čia vienas dalykas yra, bet tai jie užsitarnavę vardą visam pasaulyje, tiek jų muselinės, tiek visi spininginiai, kastinginiai kotai, ir jie pridarė jų yra labai daug, ten ir upėtakiam, ir šlakiam, ir jūrinės serijos, ir gaudyti visokiais ten džigais, bet kam. Ką pasakė, irgi paklausiau šito Evaldo, aš to pačio klausimo bendro mūsų čia pažįstamo. Jis taip pagalvoja rimtai ir sako, žinai, Loomis gamina konkretų kotą konkrečiam žūklės būdui ir sako, ir neina į kažkokius kompromisus.
tų tokių super universalų visiems gyvenimo atvejams, bet jis jeigu padaro, tai padaro idealiai. Tas padaro ir tu tikrai geriau nerasi, nes kada reikia suprasti, kad vienas dalykas, kai pardavėjas nori tau parduoti kotą, pradeda tu pasakoti, kad va čia imk ir vargu nematysi ir čia su tuo susiduri ir dažnai pas mane patį parduotuvėje žmogus, man reikia, kad būtų visiems. Aš nenoriu žmogui meluoti, tai yra per daug brangus daiktai, aš jam sakau, jis bus tam, bet netiks kitam. Čia jau tu rinkis, tu nori jo ar nenori. Yra ten serijų kelios, yra serijos Lumiso, MBR serija, kuri leidžia, sakysim, ir gumą gaudyti, ir twitchingų gaudyti, šitą tokią, vienu žodžiu, kaip kelias technikas aprėpianti. Bet šiaip jie yra tokie specializuoti, bet galima surasti tokį kotą, nes dažnai žmonės įprašo, jis negali sau leisti 5-6 kotų, tai sako, vat kažką nori tokio. Tai jam ir surandi, bet aš paaiškinu, kad vat nebus idealiai tam, nes jis yra toks, viskam, o kas viskam netinka idealiai. Ir iš tikrųjų labai plati gama, sakyčiau, taip yra iš tikrųjų. Be abejo. Be abejo. Vien krangbai tam gaudyti, aš nežinau, kiek ko turi. Aš nežinau, aš prabandęs jų, sunku suskaičiuoti, kokį 15 turbūt turėjęs, o šiuo metu 7 ar 8 turiu dabar vienu laukiu. Vien krangbai. Vien krangam, jo. Twitchingas kita kalba. Twitchingų porą turiu. Nerbaitiniai 2 turiu, vienu galbūt galima apsėti. Vėlgi masalų dydis skiriasi, tai sakysim, to pačiu kranku, jeigu gaudyti. Tai toks krankutis, sakysim, toks šapalinis mažą nori pakaišyti, tai ten kotas tokių gramų tenai. Ir toks krankas. Tai automatiškai jo išmetimas visas kitas. Vėl kokiam tu sąlygom. Ar tu gaudai tenai, sakysim, labai tolimo metimo reikia, nori maksimaliai užkrauti kranką, nes vis tiek užmetus jisai dar kažkiek pakirtimas iš gylio, jeigu giluminis ilgesnis būna. Ar tu gaudai kažkokiuose, kai Liepojose ežere, kad pavasarį tarp neandrų sekliais krankučiais mažais trumpesnis kotas. Čia paska be galo. Šitą ir ten, man, sakysim, tas yra įdomu. Aš perku, noriu pažinti tą firmą, aš dirbu su tą firmą daug metų, turiu daug klientų, aš noriu savo klientui duoti ne taip, kad bili kaip, ką turiu, tą ir pirko maksimaliai, kad jis, tik tai bėda kita, kad klientas dažnai pats nežino, ko nori. Ir sakau, bėda, kai nori iš vieno koto visko, tai taip, yra sudėtinga. Nebūna, bet aš manau, kilomiso reikia turbūt šiek tiek ir pribręsti. Truputį būt pagaudžius, tu norėtų eiti gėlį gal iš tikrųjų. Jo, Daliau, čia žinai. Norėti gėlį, masalų išvaldymą ir toks, kaip pasakyti, tas su profesionalumu ateina supratimas. Pradžiai, jeigu tu neturi supratimo, paiminu kotas. Jo, nes amerikietiškas kotas jis iš vis. Tas brangus iš tą. Taip. Bet kai jau truputį turi patirties, tai truputį kitaip. Gali įvertinti, aš klientui ir sakau, žiūrėkit, jūs dabar, jeigu ten gaudo tenai per mėnesį vieną kartą, tai ar jums verta čia investuoti ten keletą šimtų eurų ir jūs, nebent norit pasipuikuoti prieš draugus, kad turiu gerą, bet brangų kotą, brangaus brendų. Bet šiaip realiai tai ateina žmonės, geriausi klientai būna tokie, kurie jau būna nupirkę, sakysim, tenai, gal ir amerikietiškų kažkokių, pabandė kažkokių japoniškų, tai yra natūralu, kad žmogui įdomu, žmogus auga, tobulėja nuo visai to pigaus segmento. Žvejyba patinka, jis ieško geresnių įrankių, ieško, gaudo ne dėl žuvies, o kaip sakant, kaip jam tai kaip gyvenimo būdas, kaip ir man kaip sportas, ir jis ateina, jam parodai ir ką girdžiu iš klientų, tai visi sako, žinai, Rimai, sako, turėjau, šitą, aš čia nenoriu valdinti ant tų firmų, kurie čia Lietuvoje parduodami, kad kolegos nesupyktų kaip kažkokią, antireklamą ar ką, bet sako, kosmosas, kad liečia jautrumas, sako, aš jau įsivaizdavau, kad turiu geriausias. Bet, pasirodo, kad šitą. Tai smagu, kad žmonės, ir aišku, jis automatiškai pagaudęs, nori kažkam kitam būdui, kitiems svoriam reikia, tam pačiam džigui gaudyti. Dabar gavę kaip tik serijas ir kastinginiai, ir nekastinginiai, ir ten tokie, ir džigrygui kotai skirti, ir jau tokie, universalesni, nes tu vėl kokiam tu gili gaudai, ir iš vis laibi, ir griežti, čia labai didelis pasirinkimas. Iš tikrųjų daug, jeigu taip reiktų, taip pasakyti apie pačius tokius jau čia gal nežinau, populiariausius žiūrint, 5 kotų, kuriuos Lietuvoje, kaip pasakyti, kurių turbūt. Čia žiūrint, kokiam būdui vėl gaudyti, jeigu ten kalbėti, pažiūrėjau, apie Lumiso firmą, jeigu pats žinai, turbūt tokius kotus, kaip jau kur iš vis legendinti, ten 1-4-1, bet jis yra, kam jis yra. Šapalinis turiu asmeniškai pats, tai, tas kotas, kurio, Jo, čia yra toks. Nebent jau ir gyveni, bet paskutinis bus kotas. Nors gal kitą kartą negaudai kokius metus ar kitus, nes pažiūrėjau. Aš mėgstu šapalus, mėgstu upes didelės. Šiaip realiai ne šapalamis, yra stilhedinis kotas, gaudai šlakiui, mažam plonamalui, bet jis labai tinka mūsų upiai šapalam. Ir aš kiek aš žiūrės rinkoje įvairių firmų bando nukopijuoti, tai kaip diena ir naktis skiriasi.
Nematęs nieko panašaus į Taiga X ir padaryti kotą jautrų ir slow, ir visai parabolinės akcijos. Taip, nu, kitam nepatinka. Ir su tokia galia, pavyzdžiui, man teko gyvenime salatį 3,7 kg tokioje vietoje, ten savo naktį užkirtau šešupį ant tokios rėvos, kad nebuvo kito šanso ten užeiti į pasiv niekaip. Ir taip, kaip sakyti, iš jėgos teko vežti prieš rėvą ir viską atlaikė, bet tai čia... Kaip guma, nu, aišku. Salatis dar... Nerekomenduoju, bet ta prasme supratau, ką reiškia galia lašišinė, kai reikia jos. Aš to Druskininkuose turiu žmogų, kuris jaunas vaikinas gaudo ant Nemuno, tai jis čia prieš 3 metus ant Nemuno pagavo 10 su viršum lydeką su to kotu, jis aišku gaudė šapalus į tą lydeką šitą, o praeitą ir užpraeitą dabar vasarą pagavo šamą 15 kilų, tai man irgi buvo tai kiek tu su to kotu vargai tenai, nes jis moderatas pilnas. Nu, sako, kokiam 5 minutės vaikščiau su juo, nu kur dingsi, bet jis jo negaudė. Nu, arba ten, pažiūrėjau, tokio pietekiniai kutai, kur čia jau žmonės, kurie domis tą firmą ir turi ir 841, o pietakinis 842. Ir va, kas įdomu, kaip tu pas paminėjai, jie rinkoje kokį 30 metų jau eina. Ir niekas ten kardinaliai nepasikeitė, bet yra, juos gaudo, perka ir žmonės dažnai randa už tuos, kurie ten vis kažkokie reklamuojami. Tai vėlgi reikia suprasti, kad čia yra rimtas gaminys, sudėtos tos ir kažko tu ten kažko kardinaliai naujo nepadarysi. O daug tų firmų rytų, tam kiniškų, korėjietiškų, tai vėlgi toks daromas marketingas, per Facebookus rašoma, kaip čia naujas kotas, čia naudojami kažkokie vardai. O realiai tenai būna tas pats kotas, kitaip perdažytas, taip grubiai pasakius. Tai suprantate, ten neskiriama tiek dėmesio. Lumiso fabrikas, jie savo vardą saugo, dirba daug didelė specialistų komanda. Aš šiek tiek dabar irgi su to fabriku dirbu, aš nežinau, kas išeis už 2 metų į Lietuvos rinką. Jie klausia nuomonės, ar kaip eitų, ar kas į Skandinaviją išeis, kas, nu, aišku, jie bus galima bet kur nusipirkti. Tai nežinau, kas pasirodys. Jie, iš tikrųjų daug įdeda darbo. Ir, tokia legenda tenka girdėti, tikriau tekdavo dabar jau gal senokai, kad tikras Lumisas, tai buvo tikras Lumisas. Pats Lumis ten sėdėjo drožio, kai jisai dabar nusipirko Shimano. Tai čia jau nebe tikras Lumisas, jau čia jis kažkoks nebe toks. Čia kita istorija, biškai yra tenai, kai atėmė iš atstovų šitą Lumisas, kada nebedavė ten atstovam į Rusiją, iš tikrųjų tenai prasidėjo, ten prarado biznį, ten toks, aš žinau, ir pavardę žmogaus, čia gal nebūtina viešinti. Ir jis pradėjo tokius užsakomosius straipsnius rašinėti ir tokius feikus, kad čia tas ar tas. Dabar tu logiškai pagalvok pats. Nusipirko Šimanas vištą dedančią auksinius kiaušinius. Tai dabar nusipirko, kad ją užmušti, kad nebedėtų tų kiaušinių ar kaip. Tai jie kaip tik nusipirko gerą brendą, jį reklamuoja, juos paliko dar, plus Lumisas, kiek žinau, ten gali pasinaudoti jų techninė bazė, vis tik Šimanas tai yra didelis koncernas, kuris ten pats, žinai, leidžia ir visokius, ir kajakus, ir žirklus, ir yra didelė materialinė. Vienas iš 5, kai eina pasaulio kompanijų. Be abejo, jie daro tyrimus, ką nes norint kažką pasiekti, ar ryčių gamyboje, ar ten kotų gamyboje, tai yra perkamos naujos medžiagos, tai va taip pat kaip iš 3M nupirkta Enerikso anglis, čia pirko ir Kroiksas, pirko Hadis, bet geriausiai padarė Enerikso anglį, nes lūžių mažiausiai yra, pavyzdžiui. Tai irgi čia priklauso, kaip kuri firma naudoja, kokius ten surišamasis medžiagas, už tai ten kalbėti, pažiūrėjau, ten kiek ten tų modelių, ko tenai, tai čia toks yra apie nieką, nes iš tikrųjų firmos tai slepia ir tai dar nieko nenusako. Už tai man iškart matos, kad žmogus apie kotus ateina, kiek sveria kotas, man užduoda klausimą. Tai sakau, jums reikia įrankio ar gramų kažkokiu, tai žinai, tas kotas, jeigu jisai svers labai išplonintom senelėm, bus kažkas ten padaryta, jis gali netitikti to, ką reikia, jis gali nevaldyti maslą, bet Lumiso paėmės kodą, tai jums garantuotai valdys gerai maslą. Ką pasakysiu, kad kiek aš jų turėjęs ir kiek draugai turi, aš negirdėjau nei vieno sulaužyto Lumiso, tiesiog žvejybiniam sąlygom, aš nelabai įsivaizduoju. Aš irgi negirdėjau. Durelės, ten visa kita, tai tokie dalykai, bet turiu galvoj, kad naudojant pagal paskirtį ir tai... Jis turi paprastą, tai kaip čia vadina rusai, rezervą. Tai. Jis turi rezervą ir iš tikrųjų čia gal ir atsakymas į klausimą, už ką tą Lumisą myli, nes jisai, kartais, būnagi kartais paslysti kažkokią per daug tą kotą užlaužį, tai jis atlaiko, čia kaip pavyzdys, rudenį atvažiavo Vilnietis vaikinas pirkęs pas mane iš Laknių 1163 ar 1165, aš dabar neatsimenu, bet jie panašus tam kotui, 1163, tai jis ten iki 21 gramų ir sako, gal turit viršūnę tam kotui. Sako, neturiu, ką sulaužęs, žinai. Tai ne, sako, bet parodė nuotrauką, ištraukė patiną lašišos, 16,5 ar kiek, baisulinį tokį. Su to kotu. Tas kotas ganėtai toks liaunas, žinai. Sako, net šoko į vandenį, ten, sako, tai baranka tenai, tampiau, žinai. Sako, o tai kam? Sako, jums tas galas, jeigu nelūžo.
Nu, sako, gal pasižėdė kažkas, nes tokios aprūs buvo, nebijokit, sako, jeigu jau atlaikė, tai atlaikys. Nu, sako, nu, nebūčiau patikėjęs, sako, gaudau to koto 3 metai, bet tokios didelės žuvies paprasčiausiai nebuvau pagavęs, ten 8-9 kilų tokių papolė šlakių, tai žmogui įspūdį paliko. Nu, tai vėlgi, nu, jeigu ten per daug užlauši tą kotą, per daug atgali sulenkti, gali jį nulaužti, tai viską įmanoma, bet tai čia yra... Sakau, rezervas didžiulis yra. Jo, rezervas didžiulis, plus kotai maksimaliai išvaldo tą masalą, tu darai tai, ką nori. Tai va čia tą dalyką tu supranti dažniausiai, kada jau tu per rankas praleidęs būni keletą kotų. O šiaip atėjusiam žmogui, jeigu lipti iškart į tokio lygio profesionalų kotą, tai jam belieka pasitikėti manim. Tai aš už tai stengiuosi, su žmogum, kuris ateina, kad žmogus suprastų, kad perka, nueit prie vandens, einam, sakau, va, pabandykit, pažiūrėkit, nu, kad vienu žodžiu, kad paskui nesakytum. Edukacijas tokias. Jo, aš darau pamokas, gidauju, darau pamokas, kam reikia, aš negaliu ten, aišku. Pastumėtit, kaip masalą. Taip, kaip ratlinais gaudyt, galiu visą sudėlioti taktį, kaip svimbaitais, kaip tuo, galiu savo įrankius duoti, viską tą galiu duoti, kad žmogus pagalvotų, ar jis nori lysti tokius dalykus, nes kotai tikrai nėra pigus, plus jeigu ten į castingą rytėgai yra perkama, bet, nu, yra dalis žmonių, kurie nori ir jis tada, nu, turi kažkiek investuoti žmogų ir tada jisai atsidėkodamas, nu, uždirbi per pardavimus kažkokius, tai čia normalu viskas. Kažkaip aš, nu, mėgstu tą darbą, aš noriu, kad būtų gerai, kad žmogus uždirbi pinigai, kad jie būtų, taip kaip sakyti, sąžiningai uždirbti, kad aš, nu, maksimaliai žmogui padaviau taip, kaip reikia. Nu. Ir tas duoda rezultatą, žiūrėk, skambinau už kokių 2 metų, žinai, va, man tas patiko, dabar noriu to ar noriu. Nu ir va, taip pat aš girdžiu va, tokių va, nepelnytų, nežinau iš kur tas kyla, nu, aš taip mąsčiau, kad va, tai va, lumisą čia pirkau, bet tas lumisas va, čia to nedaro. Tai irgi nereikia pervertinti, nu, koto galimybės, nu, negali tenai, pavyzdžiui, nu, vienas kotas visko daryti, žinai, nu, čia žmogus iš neturėjimo pinigų nusipirka vieną kotą ir tvičingų gaudys, ir šlakį gaudys, ir menkių važiuos gaudys, nu, taip pat supranti, kad tai, nu, nebūna tai. Koks jis geras bebūtų, bet kalbos yra, bet vis dėlto jo, kas išmano, kas tobulėt nori, tai pasirinkimą supranti už ką, kodėl jis tiek kainuoja. Tai jo, čia tokia, nu, čia ar pavydas, ar plėtkai, čia, nu, ką aš pasakysiu, yra tokia patarlė, tų šunys loja, karavanas eina, nu, kas nekvailas žmogus. Kas pagaudė, užsikabina, tas gaudo. Ir kažkaip irgi dar gal esi toks jaunas žvejys, labai, nu, skubi kas geriausia, tu tą sudėjai, kažkas naujo, jau naujovė, jau bandysi. Bet kaip, nu, tame, kaip žvejybos pasaulyje prasisuki, nu, ką žinau, 20 metų, 30 metų. Paskui pamatai, kad iš tikrųjų tų naujų dalykų netiek ir daug yra. Tai sakau, čia yra marketingas. Paskui jau ieškai tos tokios, nu, klasikos, kad, nu, geras daiktas būtų ir supranti, kad ir po 10 metų, ir po 15 jisai puikus geras daiktas ir tarnauja. Yra pas mane lumisų kotų, kur aš gaudau, pavyzdžiui, aš nežinau, kolekcijai turiu kokį, neskaičiau, bet kažkur pastoja apie 30 sukas jų. Ir aš, aišku, fiziškai nespėju visais per metus būna pagaudyti, ten jis, nu, padės sąlygas, bet yra 10-12 metų senumo modelių ir aš jų galiu, va, šiandien pat yra žmonių, kurie nori nupirkti, aš jų nenoriu parduoti, yra išėjęs kažkiek naujesnis, sakysim, toks pat, bet, nu, o koks man tikslas jį parduoti, jis mane pilnai tenkina, jis pilnai tą tarnauja, nu, kas rankina, ten pasivėlus ką, bet jis kaip įrankis, lieka įrankis, tai mes čia kalbam apie tokį rimtą įrankį, ne madų vaikymas, jeigu madų vaikytis, nu, tai čia kiekvieną dieną, kiekvieną pavasarį atsiranda labai gerų kotų, labai, nu, super high, žinai. Nu. Kurie buvo pernai labai geri super high, tyliai dingsta ir nelabai kas prisimena. Jo, nu, tai va, taip pat, kai žiūrėk, dabar daromas tas, va, kai, pažiūrėjau, rusai suka, paminėkim per tą palą tos kotus Zetriksus, nu, tik nelaimė tas kotas, nu, bet jie kitokių geresnių negauna, kurie padaro, ten jau kaina yra $28-30, pardavinėjama po 90 ir, nu, padaromi dideli pinigai, nu, tai yra reklaminis. Ir man vienas, gal turit Zetriksų atėjęs į parduotuvę, sakau, nu, ne, aš to brendo, sakau, turim rimtesnių. Už juos nieko rimtesnio nėra. Kodėl, sakau, jūs taip galvoja? Todėl, kad rusai gaudo, nu, tai apie ką čia dabar? Daug žmonės dirba, reklamuoja. Tai čia va tokia... Sukasi jo. Jo, tai, nu... O klasika kaip liko, taip ir lieka. Jo, nu, tai net nėra ką diskutuoti, sakau, ne, neturim, sakau, sorry, nu. O kas iš tokių smagiausių pačiam, bet yra ir sakykime, per eilę metų taip jau universalesnių ir labiausiai pasiteisinčių. Matau, čia ant stalo jo pridėjęs visokių dalykų. Nu, nežinau, nu, pavyzdžiui, jeigu kalbėtų apie pitakinius, tai jis nėra naujas, šitas kotas labai smagus išėjęs, pavyzdžiui, 842 toks buvo, tai jo biškis ir ilgesnis, panašiai būtų analogas su rekoilo žiedais Džaliksas. Tai greitesnis, aš čiupinėjus gerokai jaučiasi toks. Jo, jisai yra, taip. 10 metų jo atgaudžiau. Jo, bet Džaliksas minkštesnis 841 iki 5, čia iki 9 gramų. Tai toks labai universalus kotas, labai, nu...
maksimaliai rekoilo žiedai duoda tą jautrumą, bet irgi, jeigu labai mažus masalus lys, jis bus per galingas. Vat paskui be galo. Tai daugiau kas, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie lydekas, tai populiarūs kotai yra labai nėra brangus, pavyzdžiui, mėti didelį gumai, didelį woblerį, tai aš 6, kotai. Jo, iš tikrųjų, pagal kainą net, kaip pasirodė, kažkaip galvoju, negi jau Lumisas jau, taip sakyti, suprastės jau. Ir jisai rankoje kaip paėmė parduoti, jis atrodo sunkus, lygalingas, bet kai tu uždedi ant jo ryte, kai pradedi mėti, supranti, kiek jis universalus. Pavyzdžiui, važiuojant į kokią Švediją, tai su juo gali didesnį woblerį daužyti, be problemų tvičų gaudyti, gali kranką didelį pritraukti, didesnį kažkokį, nes jis iki 250 gramų. Tai aš tai asmeniškai dideliam gumom manau, kad tai puikus. 5-6 colių, aišku, jau čia nekalbam apie didelės 23, nes jau jie nebeištrauks, bet šiaip jis toks universalus ir gumai, ir kam pamėtyti, ir kas kasningų mėtų, pasima, sako, lemba, nekainuoja šimtai. Kaina jo, prasme, kaip nelūna. Demokratiškai, jo, nes dabar kiniškų. Paskui aš pats mėgstu labai ne šitą, čia 3 uncijų. Tas mano vienas iš mėgstamiausių kutų. Jis yra ilgesnis, jis yra 3 uncijos, bet jis yra irgi labai puikiai gumą valdo, labai toli metą, malonumas gaudyti. Aš dabar čia pasėmęs, aš savo turiu, bet dabar išsisiuntęs čia ruošiuos. Labai galingas šitas yra. Nėra galingas, jis, žinok, irgi panašiai daro tą patį, bet jeigu nori jį naudoti ir wobleriui, tas kaip ir trumpesnis, jis yra patogesnis, rankina šiek tiek, kad galinė yra trumpesnė. Jo, bet jis nuotolį gumai labai geras, paskui dar, tai šitie tokie, paskui dabar, jeigu kalbėti šlakiam, tai vienas iš populiaresnių irgi pasakiškai laiko, čia nemiksas, jo, jisai meta gerai, žuvį gerai laiko, lašišą šlakį. Šitas modelis 6.5, 6.3, yra jau dabar žmonės nusiperka tuos kotus, jau skambina Rimai, sako, norima kažkokį liaunesnį, jau įvertina įrankį, nes, gaudo įvairiais būdais, mažesni masalai yra. Yra neturiu klientai, kuris gaudo šito, kur minėjom, 1.1.4.1, šlakius, jis mėto visai mažus obliariukus, žmogus gaudo. Žinau, kas lašišas gaudo, netikslingai. Jo, taip. Tai čia, jeigu žmogui įdomu. Paskui išėjus, galima pašnekėti iš jo, čia, naujos serijos ir išėjo Conquestai, tai jie, pažiūrėjau, naudojo iš Conquesto, tai aišku, brangus. Jo, patys brangiausi, čia yra pati elitinė serija. Elitinė, jo. Tai jie, pažiūrėjau, naudoja išpinimą, iš Shimano naudoja. Tai juos, kiek žinau, juos suka blanką. Čia nelikso blankas, bet tu apipinimą. Jisai gesina pametimo iš kartą gesina ir plus duoda žuviai kirtus, jis nebūna kietas, nekolas. Labai gerai amortizuoja su žuvim. Ryša žuvį. Krauto atrodo, jau čia žarstė. Krauto, nesuprasi, aš už tai... Ne, jis jautrus kotas ir tą pinimą veža Japoniją daryti. Tai automatiškai tas kainas sukelia visą kitą, bet turiu klientų, kuris vieną nusipirko ilgesnį, už savaitės atvažiavo. Žinok, noriu ir to. Sakau, jie panašus, kam jums reikia. Tu man nepasakok, man reikia. Ir viskas. Žmogus tiek susižavėjo šitą. Čia taip pat turėjau tokį išgąsdinimą žmogų. Tai jisai man čia aiškino, mes čia ilgai ginčėmės parduotuvėje, poilsiautoje. Ir jis man aiškino, koks čia grafit lyderis yra, čia Maskvoje. Papasakoju. Einam, sakau, pamėtyti. Jis paėmė pamėti tą kotą be klausimų, tik tai iš bankomato pinigų padėjo ant stalo, sako, izvinyti. Bet turi įrodinėti. Tai žmonės nepasidomino, nieko nepadarysi. O daugiau iš jo šiais metais neliks pliusų. Tai vis dėlto šių metų nauja, tai Lumiso gerbėja, manau. Neliks pliusas. Tai iš jo keli nauji modeliai, aš dabar čia gal jau ir pardavęs kažką turiu, kažkas dar ateidinėja kaip tik, nes su tuo tiekimu taip tiesiai pasakius vargstam, kaip ir visas pasaulis bet kur. Ir kitoj savaitėje ateina 20 kotų. Tai čia, čia vėlgi, išrinkti geriausia, iš jo negali, priklausomai kokios yra sąlygos. Ką pasakysiu, kas yra tokio? 901 tas. Jis yra toks labai nedidelėm gumom, nors, žinau, Vilnietį vieną savo klientais gaudo su viską, žmogus ir kaifuoja. Nors, aišku, ne visą laiką užtenka jo išmetimo. Ir Starkį gaudo Kauno Marius ir ką. Nors sakau, nėra, aš ginčiau, sakau, žinau, kad nėra, paskui nusipirkęs dar vieną kotą, bet jis žiauriai jo patenkintas. Įdomu, žiedeliai, čia eina, ta prasme, tie 2 paginiai, paskui eina... 3 ir paskui rekoilo. Rekoilas ir viršūnė vėl stovi, keramika ir didesnis. Čia brangų žiedai sudėti, viskas čia gerai, nes man irgi... Ir svoris nerealus, aš nežinau čia. Jo, jie labai lengvi. Nesversiu, bet baisu, kad vėjas nenupūstų čia. Suprantat, Daliau, kaip tu paaiškini, dabar, pažiūrėjau, žmogus klausia, ką gramų, sakau, jūs nesirūpinkite tais gramais, jūs paimkite rankų, reikia suprasti, kad kotas dar rankoje balansas, išsverimas, ryte uždėjęs, yra visokie atsvirimo taškai, dėl ko, pažiūrėjau, pasaulyje yra ten tai kultūras, pažiūrėjau, tai visi lygina visų firmų gamintus, kažkodėl lygina su Lumiso blankais, jie kaip etalonas yra, tai čia ką be aš nekėtum. Ir ten, kai dabar rinkoje matai, pažiūrėjau, kiniškus kotus pardavinėjančius po 600-700, nesupranti už ką, tai kai čia kainuoja aukščiausios klasės gaminys tiek, o jeigu ten imti iš pigesnės serijos, tai ten ir 250 ir 300, tai tu,
net aš nesakau, kad tai pigu ten palikota kainuoti 30 eurų, bet nu, tai sutika, tai už profesionalų daiktą reikia mokėti. Bet to, jeigu kalbėt apie spiningą, nu Amerika yra Amerika, jos rinkos ir lygos ir viską ten bando, su Paulu kažką panašaus daryti, bet nu dar ne, tai čia, toli dar reikia. Čia ne tie pinigai, ne tos galimybės, žinai, čia nėra ką daryti šitą. Nu, ir kastinginių daug naujų išėję yra, va, tokių kotų ir čia juos 844, tai vat, klientas prašė atvežti Vičingui, nu labai patenkintas, nors aš Vičingui jam nerekomendavau, sakau, galima pigesnių, nu sako, aš noriu vat, kartais ir gumą kokią pamėtyti, tai va čia iš tokių universalių, vat, sakysim, jeigu serijų, tai vat, jisai tinka, spinnerbaitą, aš pats esu bent ir džaliksus, miksus turėjęs ir šito būtent neturiu, bet aš turiu ten kitus, vat, du naujus pasiėmęs irgi reikės bandyti. Dabar Rimai dėl vienadalių, čia vis tiek dauguma. Paskui svimbai, tai va, atsiprašau Daliau, kad pertraukiau, dar svimbai, tai va, pavyzdžiui, dėliam gumom, kokie puikus kotai, nu, jų va, tik tiek, kad vienadalis, 2,40, bet jie lengvi, rankos nevargina. Tiesiog su ta guma šluoja lydekas, tai, nu, kas pabando, sako, blemba, sako, tą patį kainuoja, kai kažkoks kinas ir 3 kart lengvesnis ir funkcionalesnis, tai va, nu, bet yra kas. Nu, bet dėl vienadalių, šiaip sako, nu viskas būtų smagu su tais lumisais, viskas nudidinė, sako, nu vat, vis tiek važiuoji kažkur su mašina ar su šeimyna, tais vienadaliais su tom tūbom vargsi. Ai, čia požiūris žmogus. Kodėl negali, sako, va, daugiau dvidalių padaryti? Su šeimyna reikia važiuoti su šeima, o žvejot reikia važiuoti su kotais, nu, taip galima pasakyti. Šitą nežinau, aš, pavyzdžiui, į Kubą skraidau su tais vienadaliais kotais, nematau problemas, čia tu turi pasižiūrėti, ar tu nori gero, aš negaliu gaudyti, pavyzdžiui, prastų įrankių, man tai yra, nenoriu tiesiog, nu, netaupau, nu, tas bijo žmonės to vienadalio, bet čia vėl, nu, kai kitą įkalbi, kitą neįkalbi, paskui sako, koks aš durnas buvau, sako, viskas ten gerai, valtį pasididė ant šono, nusiperka yra dėklai, darom dėklus, sakysim, ten tubas, kad koto nesulaužyt, vat. Bet jie už tai yra nepaprastai jautrus, nepaprastai kantrus, vat, neturi jokio sudūrimo ir funkcionalūs kotai, nu, transportuotas sutikut, kad yra kažkokiu tokiu nepatogumu. Bet čia daugiau yra tokia, kaip sakyt, baimė žmogaus, kuris nebandė ir va, taip šneka, žinai, o kai bando, žiūrėk, ir 5. ir 6. kotas, ai gerai, viskas sako. Jo, pirmą nusipirkotą sunkiausią vienadalį, po to jau visi kiti eina. Nu, bet čia nepadarysi, nu ką aš, nu, neperpjausiu to koto, čia yra brangi firma, nu, arba tu ją perki, arba tu jos neperki, jeigu jie daro, jie matomai mato, dėl ko tai daro. Aišku, daug yra ir dvidalių čia, tu pasidaugiau. Dvidalių, o pitakinių yra tokių, jie ten... Lašišiniai eina. Jo, nu, tai ten lašišiniai tenai, nu, museliniai, kotai ten ir 3 ir 4 dalių šitą, bet čia visi tokie, va, tam tokiam gaudimui plėšrūnui, tenai starkiniai, kotai visi lydekai gaudė, tenai spinnerbaitiniai, krankiniai, visi vienadaliai bus. Jų net nedaro. Tvičingui turbūt pasakyti, kaip bebūtų dvidalį, tvičingui sunku padaryti. Turbūt. Gali ir galima, aš nežinau, bet, nu, amerikonas, pavyzdžiui, nedaro. Aš kiek bandęs tų kotų Tvičingui, pas mane būna klientai atvažiuoja, sako, man kažkas nesiseka, žinai, nu, ten nenoriu irgi minėti firmų, nusipirkęs brangų kotą. Tai brangumas dar nenulėmė koto gerumą, sakau, nes kotas galbūt geras, jis pati firma gera, bet jis skirtas, sakysim, tam. Tai va čia yra, nu, pardavėjam, kaip sakant, nu, biparuduot, žinai, ar pats nesupranta, nu, pagavo klientą ir pardavė. Paduodė rankas tą, jisai pramuša jo, kad diena naktis skirias, kitaip obelis valdos ir nusipirka, bet o kitas gaudo ir jis man aiškina, sako, man labai gerai. Nu, jeigu jums gerai, sako, jūs man neskambykit ir nesibarkim su tuo. Džiaugiuosi, kad jums gerai. Tai čia įvairi žmonės, žinai, čia vienas daina iki to, ko reikia, kitas nedaina. Tai vėlgi tą kotą tu negali, pirkdamas parduotuvėje, supras, kaip jis yra išformuotas viduj, vat, pavyzdžiui, kaip tos senelės sudėliotos, ką, nu, jis va tik tai... Aš galvoju tokį patarimą, nežinau, iš savo pusės gali, kad, nu, jeigu jau eini rimto koto pirkti, rimtai žiūri, visada pasimk rytą, visada prasiverk valą, užsikabink masalą. Taip, kad nenusiviltum, nes... Idealiu atveju pasimk, gal kažkas bičiulis turi pamėtik, nes tai vis dėlto yra visai kitas kotas, yra apgaulingas, tu sausą blanką pakratyti. Na, aišku, su patirtim kažkiek gali jaus, bet vis tiek. Nu, aš kai tiek metų gaudau, aš lumisas susimerkęs, galiu man žaištom akim, gali duoti rankas, pasakysiu, gali pabandyti, nori testą, čia kažkas bandė. Tai galiu pasakyti net kokią anglis rankui pakratęs. Bet ant tiek tu jautėjau tą kotą, bet šiaip parduotuvėje tai aišku yra sunku, aš už tai dėl to ir sakau, skiriu savo laiką papildomą žmogui, sakau, einam pamėtyti. Ai, bus gerai, bus gerai, aišku, nu. Bet šiaip be abejo, nes be to amerikietiškių kotų gramatūros kartais žmonės nusivėlė šitą, nes... Dėl ko taip yra, gali gal paaiškinti? Nu, pavyzdžiui, džiginė serija, tai arba džiginė serija dažnai būna, reikia suprasti, pavyzdžiui, džigų jie naudoja, ten arba džigvorminė serija, tai, pavyzdžiui, sakysim, gaudo basas, sakysim, sliekų. Tas sliekas būna 20 cm ilgio. Tai pati ta guma sveria kokius 8 gramus, tenai tikrai sveria.
Ir pati ta kulka, kuriuo ten jigworm gaudant, sveria, sakysim, 7 gramus. Tai bendras svoris gaunasi jau kokį 20 gramų, pavyzdžiui. Ir vat, pavyzdžiui, 852 kotas idealiai, pavyzdžiui. Jeigu tu mėtysi, nu, būna kaip, jie duoda tik tai galvutės tą svorį, tos gumos neduoda svorio, už tai gaunas apgaulingas, nu, kad kotas gaunas galingesnis, žinai, tai žmonės nusivylė. Už tai aš ir sakau, jūs man paskambykit, aš jums patarsiu, nes kaip tik ir vakar šis žmogus rašė, noriu koto ir numatęs iki 21 gramų, kad Kupiškio mariam ir Kauno mariam. Aš žinau, kad jam Kauno mariamis bus labai gerai. Bet Kupiškio mariam, kur yra mažesni giliai ir jis norės žaisti mažesniais, tai labiau tiktų 852, 902 arba gal ne 901, jau reiktų rinktis. Ir kaip telefonu arba per žinutę tai paaiškinti. Parašiau, kad būkit geras, paskambinkit, aš jums pabandysiu paaiškinti, bet taip ir nepaskambinu. Nežinau, nu, tai gal paskambinu. Tai, žodžiu, tai duoda vis dėlto jo, jeigu apie žygą kalbėt, galbūt svorį, tą gumą pripliusuoja ir to skiriasi nuo japoniškos mokyklos ar europietiškos, kur duoda bendrai visą masalo masę. Jo, japoniška mokykla vėlgi reikia suprasti, jie basų ganėtinai mažai gaudo, jie mažai ten jų turi, nežiūrint, kad ten tų filmukų prikrauta, bet tenai jie daugiau linkę gaudyti jūrinės žvybas, visokios, tie kotai yra šiek tiek kitokios, taurydėms skirti, paskui tiem kalmariniai kotai visokie, aš nenoriu pasakyti, kad jie blogi, bet jų reikalavimai yra biškai šiek tiek kitokie. Aišku, pardavėjas, čia yra toks pardavimas žmogui ne visai tai, ko reikia, jam parodė, gražiai atrodo, japoniškas, pinigai leidžia, nusipirkau. Ir viską daro tas kotas. Nu, taip nebūna, bet jeigu žmogus nori, tegu tiki. Ir ginčias, ir jeigu jį dasivedė iki to, kelionėse būna, važiuoja, kokį pirkau kotą, ir viską daro, žinai. Nu gerai, sakau, viską daro, kiek mokėjai, nu sako 600. Sakau, paimk šitą už 3, sakau, ir pabandyk, ar negeriau daro. Eik tu savo, kaip gerai daro, dar geriau daro. Tai va, čia, žinai, bet čia, nu, kiekvienas, kaip sakant, savo prekę gal gina, kiekvienam savo vaikas gražiausias. Čia yra paprasčiausiai neprofesionalumas pardavėjo, arba nu, to žmogus nesupranta, jis įsigijo tą gerą kotą, kaip sakant, įsivaizduoja. Taip, toj vietoj patačiau, nu, pasikonsultuoti, kad nusipirkti tai, ką reikia, nes, va, sakau, paskui būna, nusipirkau Lumisą kažkurio, klausė, jis man nedaro kažko, sakau, kuris pirko, radau skelbimuose. Jis ten nusipirka žmogus kotą, kuris, nu, jis negali daryti ten, pažiūrėjau, ten su mažai svorės, nes jis galingas kotas, jis, nu, tikrai neaptarnaus tų mažų svorių, tai čia viskas normalu, sakau. Nu, bet man, sakė, va, toks, nu, atseit, geras ir jis turi daryti. Kažkaip, kad žuvytė nupiešta jau, brendas geras, tai, nu, nebūna taip, reikia biškai. Vis tiek, negaliu tavęs nepaklausti. Paprašiau žiūrėti. Kad biškai žinai, kas bus toliau. Kurią pusę Lumis? Kas tie 2 metai, ko laukti galbūt žmonėms? Išeina šlakiniai kotai šitą tokie, bet jie Lietuvai nežinau, kiek bus įdomus. Džaliksai, aišku, bus nepigus, bet labai jo laukiu. Nu, gaila, čia užsidarė Kamčiatkos, vat visos tos dabar čia, kai ta politika. Galingi, žodžiu, kažkokie. Jo, nu, bet jie nėra tokie irgi galingi, čia žin, kur gaudėti, jeigu kažkur, vat, Nemuno žemupy, kur yra atstumai, tai tam pačiam šaliui geri turėtų būti. Nežinau, ten reikės pažiūrėti šitą. Paskui Neriksas toks jūrinis vienas įdomus, išeina ganėtinai galingas vienadalis šitą iš jūrinės serijos nepaprastai stiprus, kotai ten, vat, kas važinėja Norvegijas, manau įdomus būtų, kas gali sau leisti ir vat, pagaudyti saidas ant šito. Jo, bet, nu, ar čia žmogus neri, tai vat, su tais nežinau, ar čia žiūrėsiu, kaip ten, bet jie tikrai nepigus bus, kotai, ar kaip su pardavimais jų bus. Nes... O kaip patvičingui, va, tas išėjęs yra, laukia daug, kas yra MX labai smagus iki 11 gramų, kažkas ten iki 11 centimetrų voblius muša, taip grubiai. Jo. Bet visi laukia MX, o gal pasirodys galingesnis. Ne, aš kalbėjau su fabriku, sako, nu, jie matai kaip yra. Jie labiau gaudo, pas mus amerikonai iš vis jau tokį masalą virš 13 jie skaito kaip svimbai dabar. Jie pas mus nori tvičinginio, tai jie amberinius siūlo kotus. Neriksą galima, Džaliksą, MX, pažemberinius. Jie puikiai tvarko, aš ne vieną esu pardavęs, nu, ir šitą tuos didesnius muša. Bet to, pažiūrėjau, didesniem, kaip minėjau, atsimbaitinį šitą, imk labai puikiai. Ja, matau. Viskas, jis labai universalus kotas, viskas sutvarkys. Bet su juo jau nebus gerai, ten, jeigu mažinsies voberį, nes jis bus galingas kotas, jis taip nevaldys to masalo, tai reikia suprasti šitą. Bet jie negamins, nes vis tik jie orientuojasi į savo rinką visų pirma. Ir, sakysim, basą gaudoje, tam basui, nu, ten jam nereikia tų labai turbūt didelių tokių masalų, nors jie jau tam leidžia svimbaitinius, tos, kur, nu, ir tokius svimbaitinius, bet netvičinginius, netvičingų. Tai nors upėtakininkai ultralaito mėgėjai, tai kažkaip. Ai, būna vienas kitas, kur va, tokių įdomių kotų iki 3,5 gramo, čia dabar buvo iki klientas, iki labai toks įdomus kotas, aš šitaip kaip ir savo norėjau pasimti, bet, nu, tai primėti irgi pinigai kainuoja, o realiai, kad vien pamėtėt, pasimti, nu, kažkaip, nu,
žinai, neužtenka viskam ir laiko, žinai, nori, tai pasiėmė upėtakiam gaudyti, labai toks 3,5 gramo viršutinė riba, tai kiršlius jis nori gaudyti, tai manau, kad žmogus bus patenkintas, nes maksimaliai plona vala, mažais masaliukais, gumytė mažom, upėtakį gaudys. Tai, žinai, ir tą patį upėtakį, kuo tu gaudysi, dabar daug tų būdų, ar tu guminukų gaudysi, ar tu šituo krankučių visokių upėtakinių dabar išleidžia rinkos japoniškų per upelius ir šitą minoškės tos vadinamas ir mepsui, tai visi tie kotai skirtingi, nes kur, pavyzdžiui, tinka minoškiai, tu užkrausi kažkokį mepsą didesnį, bus apkrauta galūnė, nėra to universalus kotų. Rinka dabar daug leidžia ir tų kotų įvairių yra šitą. O kaip rimai su tiekimais būdavo? Amžina problema, čia gal tokia skaudama tema, kad kažkas žmogus užsinori, užsisako, ir paskui ten kokį birželį ateina, ar geresnė dabar situacija? Maksimaliai gera dabar situacija yra, tik tai tiek, kad žmonės nori čia ir dabar, kada važiuoja žvejoti rytoj. Reikia važiuoti, man rytoj reikia. Tai reikia suprasti, kad neįmanoma atvežti tokio lygio kotų į Lietuvą tiek, aš į tai kelis šimtus turiu parduotuviai kotų. Ir taip daugmaž žiūriu, kas šneku su žmonėm, kas domis, kur žinau, einamos serijos ir nežinai, o kas užsako, atvežam bet ką, bet vis tiek po užsakymo nuo 6 iki 8. Tai vat seniau to negalėdom daryti, dabar man skraidina ir vieną kotą. Ten man aišku smarkiai subrangstais, bet klientas teisus, tai kiek jis kainuoja. Tai turės problemų su tiekimu. Ne, bet 6-8 mėnesiai. Aš tiesiai į fabriką duodu užsakymą ir man atrašo, bet laukti reikia. Dabar kažkur buvo stygių. Nori pavasarį, kažkur rudenį reikia. Be abejo, tai kas aš daug metų dirbu ir žmonės, kurie pažįstami, tie iš karto ten, kur pažįstami, tai aš jau ir užstatų neįmu, nes pasitikiu žmonės. Šiaip, paimu užstatą, nes žmonės dėja irgi yra neatsakingi, reikia suprasti, užsako kotą už 1000 eurų, pavyzdžiui, muselinė turės tokiu atveju. Užstato neėmiau, pasitikėjau, aš rimtas žmogus, paskui tau tą muselinę mėtės 2 metus, nes parduoti ją nelengva, jin skirta ten 12 klasės, jin skirta Švedijos, ten ar Kolumbijos upėm. Ir tas žmogus ne telefono nebekėlė rudenį, tai žinai, tai paėmė užstatą, tai tada kažkiek tai čia normalu yra. Žinai, tai va tokia situacija, tai reikia užsakyti ir atvežam. Tai jeigu gerai supratau, jeigu žmogus galvoja iš tikrųjų apie rimto koto įsigijimą, galbūt dar ir patirties trūksta ar masto, tai yra galimybė pas tave atvažiuoti į Druskininkus. Tai be abejo. Pasimtis tiek kažką turi iš įrankių ir prasibandyti, prasimėti su tavim, paklausti, gal galiu pats kažką tai įsitikinti. Tai taip ir geriausia, suprantate, tada žmogui tu parodai, aš už tai ir kaupiu tokią kolekciją kotų, kad žmogui parodė, suprast, ką jis perka, kad, kaip sakant, nesakytų paskui, kad kažką pardavė, žinai. Tai augini žmogų, žinai, kad jam būtų kam įdomu. Ir tada jis pasidaro vaizdą šitą. Ir linkiu taip ir daryti, ir įsigyti, kaip sakant, žuklį gerą patikimą draugą, kuris teiks emociją žuklėse. Iš tikrųjų, gal nežinau, visam gyvenimui drąsiai sakyti, bet kiek lomių turi, jau kažkaip neišeina. Būna ir valtį atsiduria. Mano draugas turi 27 berods, sako, lūmių su mažai nebūna. Čia gal jau per daug, bet, sako, negaliu. Sako, Jo, čia pasidaro kartais ir kolekcionavimas, pamatai. Jo, bet jeigu žmogui duoda, tai džiaugsmą, tai ką, Galų gale gyvenam vienas iki, tai... Tai jo, tai sakau. Galima sau leisti. Karimai, dėkui tada už mano pasakojimą. Sakyt, smagu su bendraminčiu pakalbėti. Smagu ir man, jeigu padėjau kažkiek mintis žmonėm pagalvoti. Aš manau, žmonės dabar jau čia lydekos prasidėjo, visi plaukia, bet aš manau irgi taip jau apie kotus pagalvoja, kas ko gaudo ir aš tikiu, kad ateina laikas, kai sakau, viską bandai. Kai prieini prie kokybės. Trumpai naujienos viską, bet kažkada norisi tos kokybės, ramybės, galbūt mažiau tų daiktų, bet turėti gerų.